Nu ką, sveiki, bachūrai, žiūrovai. Nežinau, kol kas nėra žiūrovų, tai daugiau pats savo kalbų. Tai trumpai prisistatysiu. Mano vardas Tonė. Užsiimu dropshippingu. Kaip užsiimu, tik pradėjau užsiminėti, o su draugu kaip tik. Dabar tik pradžioj viso šito darbo. Tai noriu pasidalinti savo, kaip sakant, patirtim. Su kokiais sunkumais jau susiduriam, su kokiais tik teks, pamatysim kaip kas. Nes kaip pats žiūrėjau daugelis video, kaip daryti dropshippingą, kaip ką kurti, kaip kas dirba. Nežinau, asmeniškai man tai labai komplikuotai viską aiškina, tai padarysiu kažką savo, ten pamatysim. Tai šiandien šiaip norėjau parodyti, kaip atrinkinėjau prekes. Vienas iš būdų, kaip tai darau, tai visų pirma parodom, kaip svetainė kol kas atrodo. Čia dar toli gražu iki starto ir iki finalinio, kaip sakant, varianto, bet kol kas su tai va. Čia tai prekės, taip va, prekių katalogas, mokėjimai, kaip pas visus viskas. Prekės biški parodyt. Kol kas sukėlėm 2 prekių jau, tai po biški jau reikės leisti reklamą. Realiai netiek daug prekių, viskas kas yra čia. Įsteigiam mažoji bendryja. Daugelis sako, kad galima be mažosios bendrijos pradėti, ten viskas gerai, bet kiek kartų mes bandėm kažką pradėti, niekada iki galo nesam to padarę, tai jau konkrečiai susiėmėm čia, jau jeigu sukursim mažoji bendryja, pagalvojom, jau atgal kelionės nėra, tai iš tos pusės nesigailiu, kad įsteigėm bendruomenę, kas ką nesakytų. Tai, kad kai dar nėra pardavimų jokių, tik nauja svetainė, tai asmeniškai man buvo sunku surasti supplierių, kas galėtų už nedidelę kainą siūsti iš Kinijos prekės ir taip toliau, nes niekas nenori su jum dirbti, nes tu duhas esi, pas tave nulis, kaip sakant, pardavimų, tu tas niekas nežino, tai kol kas bandysim iš temų tiesioginiai siūstis čia prekės. Parodysiu, kaip šit darau. Užeinsiu ant temų, bestselleris užeinu. Ir pavyzdžiui, Within Last 7 Days užeinam kategoriją. Ir pabandysim kažko įdomesnio surasti, kokią vieną prekę, parodysiu, kaip ją kelti į svetainę, kaip ką daryti, kaip aš darau. Jei kas žino, kas dirbo jau šitoj srity, pamatys klaidų, rašykit komentarus, drąsiai kritikuokit, nes man reikia kol kas tokių niuansų, minusų, ką keisti, kaip daryti kitaip. Tai viskas gerai su to, galit komentuoti, kritikuoti, esu tik už. Tai dabar pažiūrėsim, kokios čia prekės šiaip yra, ką man asmeniškai, ką aš pardavinėčiau. Turim dar laikyti galvoj, kad dabar vasara, kaip tik, tai tokios vasarinės prekės, visokie, nežinau, sodybom prekės, nežinau, baseinėms, ežeram, kažką tokio, bandom ieškoti sezoninių tokių prekių. Va šitą jau esu įdėjęs savo svetainę, tai kaip galėt matyti, vėliau dar parodysiu tau. Taip, einam toliau, žiūrim, kas čia batai visokie čia. Tokie, netikiu aš tokios prekės, kaip sakant, nežinau. Kol kas pas neturiu patirties su to, bet matysim kaip kas. Taip, kol kas nieko tokio man į akis nekrinta. Kažką norėčiau pridėti. Šitus kibirus irgi pridėjau, nežinau, pasirodė nebloga prekė. Žiūrim toliau. Yra dar vienas toks niuansas, kaip matot, žiūri prekės ir čia nėra peidžų, kaip vienas peidžas, antras, trečias, ketvirtas su prekiam, taip toliau, čia tiesiog yra mygtukas See More ir pagal statistiką klientas ilgiau užsilaiko svetainėje, scrollindamas tiesiog, su tokiu See More, nei būtų atskiros, kaip sakant, atskiri peidžai, tai ketinu irgi savo svetainę tai kelt.
padaryti va tokią sistemą, kad pastoviai galima būtų scrollint. Tai iš šitos pusės tiek. Tai kol kas žiūrim toliau. Taip, žiūrėsiu, USB chargeriai. Nagam čia. Daug rūbus aš nenoriu rizikuoti pardavinėti, nes ten labai komplikuotai su išmerom. Su visu to bus gražinimų, kaip manau. Daug gražinimų, tai kol kas tokių prekių ir nekeliam. Vieną turiu pasikelus prekę moteriškus leginsus, bet ten su išmerom viskas daug prašiau nei su kitais rūbais, batais, tai rizikuojam ir įkeliam tokią prekę. Kol kas žiūrim toliau. Šitą prekę irgi sukelus visą tai ne. Realiai visos prekės, kurios radau, tai iš temų kol kas. Žinau, daug yra būdų, kaip ieškoti tam tikras prekės, bet kol kas bandom taip. Žiūrėsim, kaip einas ir koreguosim jau strategiją, žiūrint, išeinant iš statistikos, kaip pardavimai bus, kaip kas. Taip, toks masažuotojas neblogas raumenim. Daug draugų pas mane yra, kurie sportuoja ir sako, kad čia must have toks dalykas. Bet nerizikuoju, kol kas nežinau, netikiu į šitą prekę, tai einam toliau kol kas. Realiai čia nėra ko daug komentuoti, sorry, mažai kalbėsiu, nes, patys suprantat, nes reikia čia ir pasižiūrėti ir visko, ir labai dėmesį blaško, tai ir kalbėti ir žiūrėti. Tai minimaliai čia bus. Šitie wireless, tokie blenderiai, kaip ne blenderiai, gal sultim, mačiau daug kartų TikTok'e, bet man rodos, kad jau hypas praėjo šitos prekės. Pavyzdžiui, vaikiškos prekės, aš šitą jau mačiau prieš porą dienų, kai čia ieškojau. Tai realiai gal galvojau irgi įkelt tokį. Galim ir pabandyti šitą įkelt, kad būtų pavyzdys. Tiek parodysiu, kaip tai darau. Tai čia padarau tokį folderį. Čia, kad lengviau būtų viskas sukelt. Iškart galim tokį videką atsisiųsti šitą, kad būtų. Taip. Padarysim taip. Paveikslėlius. Paveikslėlius tai screenshotinu tiesiog. Atsisiuntęs tokią programėlę, kad čia screenshotint. Nes Mac'u naudojusi realiai nesenai, tik nupirkau, tai daug niuansų čia nežinau. Tai kol kas judamu taip. Padarom čia tokį screenshotą, žiūrim, ką čia toliau galima įkelt. Su dydžiais reikia įkelt, nuotraukyti. Reikia dar, pažiūrėsim, ko čia yra. Realiai netiek daug čia nuotraukų reikia. Gal tokia dar, kad suprastų, kad čia vaikiškas prekės. Opa. Taip, dabar kaip paskrinšotinam, ateinu čia. Ir realiai tiesiog sukeliu čia viską į folderį. Dar videką reikia čia įsukelt mūsų, kurį atsisiuntėm. Nes irgi video, kai yra video ant prekės, stengiuosi irgi kelt, kad žmonės matytų, kaip kas veikia. Taip, kaip atsirinkom nuotraukas, dabar einam mes į My Shopify. Shopify ateinam. Toj parodysiu, kaip kelt, kaip ką daryti. Realiai tokių gaidų pilna YouTube'ai, kaip sukelt prekės, kaip ką daryti, bet tiesiog viską darysiu live, kad matytumėt, kaip aš tai darau, kad būtų koks nekoks pavyzdys, galėtum tiesiog step by step daryti tą patį. Tai užeinam čia į products. Jau kaip matom, čia aš esu sukėlęs produktų porą. Spaudžiam čia add product. Ir čia jau mes pildom visą produkto informaciją. Tada iš karto dar atidarau DeepL, čia toks translatorius, kas iš karto iš anglų į lietuvių kalbą vers, nes, nežinau, man tai asmeniškai atrodo, kad tiesiog daugiau, kaip čia pasakant, pas klientus daugiau patikimumo sukelia, kai svetainė ir prekio aprašymai lietuvišką kalbą viskas sukelta.
ChatGPT pareinam. Tai dabar žiūrim. Wobble, bubble, ball. Tai padarom mes taip. Opa. Tokius raktinius žodžius. Taip, children's toy bouncy ball. O taip mes padarom. Op. Sukeliam, žiūrim, kaip tai atrodys. Burbulų kamuolys, vaikų žaislas. Aha. Galima realiai o taip padaryti. Vaikų žaislas, šokinėjantis kamuolys. Nu, manau tiks ir taip. Dabar, ką mes darom? Dabar nukopijuojam. Ai, dar reikia šitą padaryti, kad būtų aiškiau. Vandens balionas. Ok, dabar to padarysim. Vaikų šokinėjantis vandens balionas. Kažkaip o taip pavadinsim. Ir to jau bandysim toliau. Taip, vaikų žaislas. Padarysim taip. Šokinėjantis vandens balionas. Ok, dabar grįžtam atgal, nukopijuojam viską šitą, užeinam į ChatGPT. Aš rašau dažniausiai taip. Hello, pasveikinti jo, kaip viskas reikia. I'm selling product. Write, kaip čia sakant, short description for my customer. Ir žiūrim, ką mums čia dabar parodys. Gaunam tokį tekstą, nukopijuojam pilnai ir įkeliam į DeepL mūsų translatorių. Įžiūrimą pristatome, Bubble Ball, geriausias pripučiamas žaislas, su kurio bus be galo smagu, bla bla bla. Turim tokį tekstą, net realiai nesiskaitau jo, bet reikėtų. Ir sukeliam į descriptioną. Taip, toliau aš kaip MacBook'e dabar esu, dar nesu nusipirkęs Photoshopą, kažkaip nemokamai atsisiųst man buvo labai komplikuotai, tad naudoju tokią svetainę, tai čia realiai, minimaliai viską, ką Photoshop'e jums reikia padaryti, galima padaryti čia. Tai padarom New Product. Aš darau tokį dydį, 300x2, kad tiesiog būtų vienodi paveikslėliai, to aš parodysiu, ką mes taip darom. Nes anksčiau aš to nedariau, kad būtų vienodo dydžio paveikslėliai, kad nebūtų vienas didesnis kitą, nes labai negražiai atrodo. Tai darau viską pagal tokį dalyką. Taip, dabar užeinam į mūsų, kur aš čia esu sukėlęs. Čia esu sukėlęs viską. Ir dabar reikia atsirinkti tokį. Čia nelabai kokybė, bet tiek to jau bandysim su to, kas turim dirbti. Nu, manau, šitą nuotraukyti būtų geresnė, tai aš parodysiu, ką aš su ją darau. Taip, ok. Tiesiog įkeliam ją bam čia. Ir čia jau toliau darom. Opa, pagal dydį sumetam. Po to aš darau, sekundę. Po to aš braižau tokį stačiakampį. Fill with white. Tai parodysiu, kam aš tai darau. Taip, aš darau taip. Ir tiesiog parašau čia pavadinimą lietuviškai, kaip sakiau jau prieš tai. Nes man atrodo, čia sukelia daugiau patikimumo pas klientą. Na, nežinau, man taip asmeniškai atrodo, tai todėl jau taip ir darom. Taip, užeinam, šokinėjantis vandens balionas. Nukopijuojam čia tiesiog, užeinam ir papeistinam. Kažkaip gal baltas spalva, tai pakeičiam. Čia pabandysim padaryti taip. Opa. Nelabai kokybę, galit pasakyti, bet tiek to čia jau darau daugiau kaip pavyzdį, kad tiesiog suprastum,
kaip ką aš darau ir ką daryti tau, kad gal padaryti geriau. Karočiui, kol kas taip. Taip, dabar šitą aš sukeliu čia. Opa. Šitą jau galima padelytinti iš čia, kad netrukdytų. Taip, ir dabar mes einam į mūsų produktą, kur mes įkeliam į Shopify. Media. Va čia jau, kaip matot, man čia praeitį buvo produktai, tai realiai monotoninis darbas, tas pats per tą patį. Ne per įdomiausias, bet kol kas taip. Kažkaip man dar pasakojo draugelis, kuris užsijima to, kad galima per Excelį pildyti tuos prekes, įdėti į savo svetainę ir kažkaip greičiau viskas bus, bet kol kas to nesu bandęs, tai darau va taip. Tai matom, kad yra skirtingos spalvos, mėlyna ir rožinė spalva. Tai ateinam čia, kur variantai ir color padarom. Pavyzdžiui, rožinė ir mėlyna spalva. Opa. Pridėjom variantus. Taip, tai sugrįšim dar biškį į temų, pažiūrėsim. Opa. Čia mums irgi šitos nutraukytės reikėtų. Toj parodysiu kam. Ir dar žalia spalva yra, okei. Darom screenshotus čia greitai. Bam, bam. Bam, bam. Ir grįžtam prie mūsų prekės. Mėlyna, tada dar reikia pridėti žalio. Nepamačiau, kad ten yra tokia. Taip, ir dabar ką mes darom? Paspaudžiam čia, bam. Ir toj sukelsim mūsų spalvas, kurios padarėm. Pažinam Finderį. Taip, rožinė. Toj teks biškį palaukti. Bam, sukeliam rožinę spalvą. Ir taip pat padarom su kitais. Taip, mėlyna. Opa. Ir su žalia tą patį dalyką mes padarom. Taip. Tada liko tik nustatyti kainą ir kaip ir viskas bus padaryta. Čia tokį pavyzdį norėjau parodyti, kaip darau, kad tu pats matytum viską. Taip, užeinam dabar, kiek čia kainuoja. Pasižiūrim, kiek čia kainuoja. Realiai 3 eurus kainuoja, plus kiek čia būtų bam, 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 su delivery, bim, bim, bim. Nu ir ramiai galima pasistatyti. Čia aš ant taip daugiau ant šaro statau, bet čia galim kažkaip viską skaičiuoti, kokią prekę padaryti, bet aš pastatysiu taip. Tiesiog, kad būtų kaip pavyzdys. Paspaudžiam save. Dabar ir viskas, mūsų produktas yra pridėtas. Tuoj parodysiu, kaip tai atrodo svetainiai, pavyzdžiui. Va, šokinėjantis vandens burbulas mūsų pridėtas. Kažkodėl kaina tokia. Tuoj pabandysim tai pakeisti. Taip, kur čia mūsų burbulas? Nematau. Sekundę. Nematau. Opa. Kažkodėl kaina. Bet dabar kaip pakeisti kainą, aš nelabai čia žinau. Nu, padarysim taip. Bam, bam, bam. Opa. Pakeitėm kainą, bam, save padarom. Ir dabar pasižiūrim, ar pasikeitė kaina. Taip, kaina pasikeitė. O taip pat atrodo čia viskas. Ir dar pamiršau kai ką padaryti. Kažkodėl rodo pirmą nuotrauką šitą, nors turi būti šitą. Bet tokiai tiek to, po to tai pakeisim. Nu ir o tai mes sukeliam produktą. Čia, negeriausia čia kokybė, viskas taip, dariau greitai, kad parodyt, kaip plius minus tai viskas veikia. Tai kito video, kurį darysiu, jau bandysim kažkaip daryti reklamą, parodysiu, kaip veikia Facebook Ads.
Tai tikiuosi patiko videkas tau. Drąsiai rašyk komentaruose, kas netaip atrodo, gal svetainę kažkaip pakeist, gal kažkokius žingsnius kitaip daryti lengviau. Nuomonę visada priimu ir bandau tobulėti. Tai susitiksim tą kitam videkę. Davai, sėkmės, seniai.